Taigi sveiki atvykę į paskutiniųjų ir pirmųjų skambučių pasaulį. Mąstykite tai. Yra kažkur palėpė, kurioje renkasi daiktai. O, jūsų daiktai. Vienus jūs išaugate, kitus prirašote, trečius pametate, o ketvirtus tiesiog pamirštate. Bet jie visi, netinks. Taip kaip ir aš pats. Pirmutinis jūsų skambutis. Nuskambėjęs prieš 12 metų. Nuskambėjęs ir ištirtas ore. Gal kas nors esate skaičiavęs, kiek per 12 metų kartų yra suskambėjęs jums skambutis? O gal kas esate paklausęs vargšo dėdės Vlado, kiek kartų per savo gyvenimą jis yra paspaudęs skambučio mygtuką? To nustatyti tiksliai neįmanoma, nes mes esame, taip sakant, visi Vlado paspausti. Kad ir kaip ten bebūtų, ir aš buvau jo paspaustas, ir tada nuskambėjau jums. Tai, ką dabar parodysiu, ką dabar pamatysite, pavadinau pabaigos pradžia. Paskutinė pirmoji pamoka primins jums, kiek draugų čia susiradote, kokie jie visi skirtingi ir kaip po truputį vienas kitą pažinote. Pirma pamoka – pirštinė. Kas net vienas kitą pradėjote vadinti meška, zuikiu, kiškiu, šernu ir stumbuoju ir karvėm ir arkliais. Na, bet palaukite, jūs tai nustojate daryti. O tada prasidėjo tikra draugystė. Atsirinkote, kuris jums draugas, o kuris ne. Štai. Antra pamoka – Mikė Pokotukas. Vilkas ir 7 oželiai. Užteks apie tai. Geriau pašnekėkim apie meilę. Kaip dabar atmenu tuos laikus, kai mane meiliai žiūrėdavo antrasis skambutis. Aš juk jutau, kad jis yra man neabejingas. O tai. Na, bet aš ir esu pirmas ir nepakartojamas. Taip kaip ir jūsų pirmoji meilė, užgimusi čia, yra pirma ir nepakartojama. Ketvirta pamoka – bokšte uždaryta mergina. Įstūpo ir gaidžiukas. 12 brolių juodvarniais lakstančių. Sveiki atvykę į paskutinį mūsų laidos filmavimą. Kaip ir kiekvieną penktadienį mūsų nuostabioji laida Mokyklos debatai kviečia ypatingą svečią. Tačiau šiandien mes pakviesime 2 žmonės iš šios auditorijos. Raminta, gal gali padėti man, aš niekaip nesugebu sugalvoti, kaip čia ką išrinkti. Na, žinai, per 12 metų mes išnagrinėjome tiek temų, mūsų aplankė tiek daug žmonių, kad man dabar nenešauna į galvą, ką galėtumėm išrinkti šį kartą. Gal tu gali... Gal mokytoja Lelivienė? Labas, man. Įsipatogiai, viskas tvarkai. Savanoris. Tai mums belieka išrinkti vieną kandidatą, nes vieną jau turim. Kaip jos vardas? Mergaitė.
kviečiame į sceną Eglę. Šiandienos mūsų tema – meilė, neapykanta, džiaugsmas, pyktis mokyklai. Martai, kadangi tu savanoris, suprantu, kad turi labai daug minčių, nori daug pasireikšti, tai prašau pradėti. Meilė. Teigiami dalykai. Negandos, nusivylimai ir pralaimėjimai. Tai buvo dažniausiai mano palydovai visus 12 metų. Kad ir kaip stengčiaus atrasti teigiamų dalykų, visuomet atrandu tik tai neigiamus. Nuolatinė įtampa ir rūpesčiai dėl mokslų. Įkyrėjusi rutina, kasdien slegianti vis labiau. O ką kalbėti apie vienišumo jausmą? Nors ir esi apsuptas daugybę žmonių, vis tiek jautiesi vienišas. Martai, aš taip nesutinku. Kaip tu gali jaustis vienišas tokiame būryje draugų? Mes visi per 12 metų išmokome